Sveiki, jodiečiai! Su jumis sveikinasi naujas video siužetų projektas Gerųjų patirčių mokykla. Kiekvieną kartą kalbinsime jodiečius, kurie turi kuo pasidalinti su mumis visais. Tai savo sukaupta patirtimi bei sėkmingai įgyvendintomis idėjomis. Na, o šiandien lankomis Lietuvos Respublikos Seime, kur kalbame su jaunu, energingu, visiems puikiai pažįstamu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju, jaunimo organizacijos Darbas garbės pirmininku Vytautu Gapšiu. Taigi, nieko nelaukdami, bandome išsiaiškinti, kokia Vytauto darbo Seime dienotvarkė. Darbo diena prasideda šiek tiek skirtingai, tarkim, pirmadienį ir skiriasi nuo trečiadienio. Tai dviejų vienodų dienų Seime praktiškai nebūna. Nors pats procesas, galima pasakyti, kad seniūnų sueiga, valdyba, plenariniai posėdžiai lyg ir kartojasi savaitę iš savaitės, tačiau jie visada skirtingi, klausimai visada skirtingi. Ir tradiciškai aš 8 valandą ryto jau būnu Seime, o darbo dienos pabaiga kaip jau pasiseka. Jeigu pasiseka baigti darbo dieną 6-7 vakare, tai aš skaitau, kad aš baigiau anksti. Įprastai tai būna ilgesnės darbo dienos. Mums labai įdomu sužinoti, ar visgi lieka laisvo laiko dirbant tokį atsakingą darbą. Laisvas laikas priklauso daug labai nuo pačio tavęs. Ir jeigu tu dirbdamas nepasidarysi pertraukėlių, atostogų, tai tiesiog gali vieną dieną prie darbo stalo ir nugriūti. Ir nemanau, kad tai yra pats produktyviausias darbas dirbti nesustojant, kad ir kaip pasaulis žavėtųsi darboholikais, tačiau jie sugeba susiplanuoti savo laiką taip, kad atsiranda ir poilsio. Pokalbio eigoje pabandėme sugrįžti į netolimą praeitį ir paklausti Vytauto, kasgi pastumėjo jį siekti politinės karjeros. Taip pat jaunimo organizacijos Darbas garbės pirmininkas pasakojo, kokiais būdais save bando motyvuoti, siekdamas maksimaliausio rezultato savo darbe. Visada patiko būti įvykių sūkuryje ir priimti sprendimus, surasti bendrą sprendimą tarp kelių žmonių. Tai mane tai visada žavėjo, man tai buvo iššūkis, todėl galima sakyti, kad tai ir nulėmė, kad atsiradau politikoje. Politika yra bendrų sprendimų ieškojimas galimybių suderinti skirtingus interesus. Man tai patinka, tas traukia į politiką ir tai jau, galima sakyti, tai jau buvo užprogramuota nuo mokyklos laikų. Turbūt mano toks charakteris esu, kad aš visada stengiuosi žiūrėti labiau per optimistinę pusę negu per pesimistinę. Ir blogus dalykus užmirštų greičiau negu gerus. Ir kai matai tų gerų dalykų aplinkui, tai jų norisi, kad būtų dar daugiau. Tai tas mane motyvuoja ir pats tas bendravimas su žmonėmis, kuris galimas ir pakankamai aktyvus politikoje, lygiai taip pat. Tai tos geros istorijos, kai pavyksta nuveikti, kad ir nedidelį darbą, kad ir pateikti patį mažiausią pasiūlymą teisės aktui ir jis padeda žmonėms, tai yra motyvuojantis dalykas man pačiam. Projekto komanda paklausė Vytauto apie jo sekančius žingsnius politikos kelyje. Politikoje tai yra dalykai neprognozuojami ir gali būti sekantis tiek į viršų, tiek į šoną, tiek į apačią. Tai savo dabartiniam pareigom aš labai džiaugiuosi, man jos tikrai patinka, stengiuosi jas atlikti gerai, bet niekada nesustoju ties tuo ir niekada nesakau, kad visada turėčiau būti šitose pareigose. Lygiai taip pat man patiko dirbti frakcijos seniūnu, tai yra labai didelis iššūkis, nors ir su mažesnė frakcija, negu mes turime dabar, bet tai buvo labai gera patirtis, labai daug žmonių man padėjo aplinkui, tai aš tuo labai džiaugiuosi. Tai tikrai nenoriu būti kažkur dabar prognozuojantis, juo labiau, kad pagal mano amžių ir mano karjera tikrai nebloga jau. Atvirumu pasižymintis Vytautas kalba apie tai, kaip jis vadovaudamas jaunimo organizacijai Darbas motyvuodavo jos narius. Atvirumas ir galimybės pasiekti užsibrėžtų tikslų. Visada klausiu žmonių, ko jie nori toliau. Ir klausiu, kas bus jūsų sekantis žingsnis, kur jūs eisite, kur jūs dalyvausite. Niekada nesistengiu komandos užlaikyti tik tais toj pačioj vietoj. Jeigu jisai tapo skyriaus pirmininko pavaduotoju, tada aš klausiu, kada tu nori būti skyriaus pirmininku. Visada tas atvirumas padėdavo išsiaiškinti žmonių lūkesčius. Ir jeigu lūkesčiai komandos sutampa su individualiais lūkesčiais, rezultatas dažniausiai būna geriausias.
Todėl visada reikia stengtis sužinoti, pabendrauti, suprasti, ko jie nori ir kur jie eina. Nes vien suburti didelę komandą su skirtingais interesais bus labai sunku pasiekti bendrą rezultatą. Todėl reikia ieškoti tų bendrų vardiklių, kurie vienija. Paklausėme Vytauto, kokią jaunimo organizaciją Darbas jis mato šiandien. Įvardinęs jos skirtumus seniau ir dabar, Seimo narys linki visiems nebijoti pasakyti savo svajonių, kurias šioje organizacijoje galima įgyvendinti. Turėti tą savo tikslą. Pirmiausia, ir nebijoti to tikslo įvardinti kitiems aplinkui komandai. Mane stebina tas lietuviškas sudėtingas charakteris, kai aš noriu, bet niekam nesakau, kad to noriu. Tai kol tu nepasakai, galima sakyti, tu nepradedi to kelio. Jeigu tu jau pasakėjai aplinkiniams, 3, 4, 5 žmonėms, kad aš noriu būti pirmininku, noriu būti Seimo nariu, noriu būti prezidentu ar kosmonautu, tai jau tai yra kelio pradžia. Kiti gali tau padėti, kiti jau žino, kad jeigu kažką turėsiu informacijos, jeigu turėsiu galimybę tau padėti, kad būtent tau aš ir pasakysiu tą informaciją. Tai svarbiausia tas tikslas ir visada jį pasakyti. Ir jaunimo organizacijai linkiu surinkti kuo daugiau iš narių tų žinių, kad ko jie siekia, ko jie nori ir koks jų yra gyvenimo. Ir tikslas ir gyvenimo, tikslas ir organizacijų. Ir kuo organizacija gali padėti. Organizacijai lygiai taip pat bus paprasčiau padėti, kai jie žinos. Kalbame su Vytautu apie aktualias jaunimo problemas. Džiugu, kad jaunas, veržlus ir energingas žmogus, motyvuodamas, kodėl Lietuvoje gyventi gera, siekia, kad šalies jaunimas pasiliktų ir kurtų savo ateitį čia. Galiu pasakyti, kad gimtojoje savo šaly visada turėsi aplinkui daugiau padedančių tau žmonių. Daugiau bus ryšių, kurie tau gali vesti tave į priekį, patarti, pasiūlyti. Nesakau, kad negalima važiuoti į užsienį. Yra tokių specialybių žmonių, kur tiesiog jiems Lietuva yra per maža. Bet kai tu praaugi Lietuvą, praaugi Lietuvos galimybės ir išvažiuoji į užsienį ir vis tiek dar gražini ir Lietuvą įtobulini, tai yra pats geriausias variantas. Bet puikiai suprantu ir tuos žmonės, kurie išvyksta dėl to, kad tiesiog neranda čia darbo. Mes ir valdžioje, ir visiems kolegoms, frakcijose, koalicijoje aš sakau, kad jauni žmonės tada liks Lietuvoje, kada jie čia turės galimybę. Jeigu tu išvažiavęs gali įsigyti butą, gali kurti šeimą, o čia Lietuvoje turi vos galą su galu sudurti, tai tu matai, kad tave ten vertina labiau. Todėl natūraliai tas ir judėjimas. Bet aš manau, daugelis vis dėlto rinktųsi Lietuvą, jeigu tik tai jiems pasitaikytų progą. Todėl mes turime padėti tas progas sukurti. Vytautas Gapšys šiame šiltame interviu dalinasi savo sėkmės receptu, kaipgi jaunam žmogui pasiekti užsibrėžtus tikslus. Ryžtas ir užsispyrimas. Tai yra, pirmiausia, turi užsibrėžti, kad tu to nori. Ir jeigu tu nori, tu turi eiti į priekį. Viena nesėkmė negali tave sustabdyti ir pasukti tavęs atgal. Jeigu viena nesėkmė tave pasuka, tada tikimybė, kad tu pasieksi kelio galą, yra labai sudėtinga. Bet jeigu tu esi užsispyręs, tu žinai, ko nori, tu esi motyvuotas, tikrai rasi aplinkui žmonių, kurie tau padės. Į žmonės visada žiūriu kaip į tuos, kurie tau gali pirmiausia padėti, o ne kaip į priešus. Nes jeigu žiūrėsi visus kaip konkurentus, kaip nenorinčius tau padėti, tai aš manau, kad tikrai niekur nenueis. Daugiau yra teigiamų emocijų negu neigiamų pasaulyje. Pokalbio pabaigoje Vytautas aprodė savo knygų kolekciją, kurią panaudoja bet kokioje situacijoje. Ideologijas. Sužymėta tiesiog, kur kas yra pasakyta, kad aš galiu atsiversti ir sakyti, aha, apie politinės ideologijas yra pasakyta taip ir taip. Netgi, na, žinot, čia simboliškai, kaip tik darbo partijai. Pakalbėti. Tai dėl to man labai norisi, ir net yra užsienį ir paslauga, tau nusiunti knygą, tau ją nuskanuoja, tau duoda elektroninį jos formatą ir tau grąžina knygą. Ir tu turi tada vietoj popierinės, tu turi ir elektroninę. Savo reikmėm, aišku, draudžiama platinti ir visą kitą, bet Lietuvoje pasirodo tos paslaugos nelabai gali gauti tokios. Tai, sakiau, susitiksiu su Martyno Mažvydo bibliotekos vadovu, kalbėsiu, kad vis dėlto mes turime suprasti, kad skaitmeninės knygos yra
gal ne pakaitalas visiškas, bet yra papildoma priemonė turėti patogiai. Ir savo planšetinėme kompiuteryje, jeigu turėčiau, gal ir ne visas, gal ne visų reikia, bet 10-15 knygų, kurios aš naudoju dažniausiai, kur ir mintis, tai man būtų labai patogu. Norėdami išsiaiškinti, koks Vytautas yra savo komandos darbuotojams, nusprendėme to paklausti jų pačių. Aš esu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Vytauto Gapšio patarėja. Ir kaip sekasi darbuotis? Puikiai. Puikiai sekasi ir iš tiesų dirbu su puikia komanda jaunų žmonių. Tiesą sakant, iki to laiko, kol atėjau čia dirbti, įspūdis apie mūsų valdančiąją instituciją Seimą, įstatymų leidžiamąją instituciją, buvo visiškai kitoks. Šiandien, būdama čia, tarp šių visų jaunų žmonių, ypač jaunų politikų, jų padėjėjų, aš matau, kad iš tikrųjų mūsų politika turi ateitį. Ir tikrai šiandien mūsų politikoje veikia perspektyvūs jauni žmonės, kurie puikiai reprezentuoja Lietuvą visame pasaulyje. Aš esu Seimo nario Vytauto Gapšio visuomeninis padėjėjas. Ir kaip sekasi dirbti jaunam žmogui pas jauną Seimo narį? Sekasi puikiai dėl to, kad jaunas žmogus yra reiklus, Vytautas yra reiklus žmogus ir su juo jaučiu, kad aš kiekvieną dieną vis tobulėju. Nuoširdų pokalbį su pirmuoju kalbintu Juodiečiu, kuris dalinosi savo gerąją patirtimi, baigėme. Dėkojame Vytautui už atrastą laiką pabendrauti ir ačiū už tas idėjas, kurios tikimės suteiks dar didesnės motyvacijos jaunimo organizacijos darbas nariams. Iki kitų susitikimų.